Panevėžio Ekrano futbolininkai šiandien išvyko į Maskvą, kur dalyvaus Sandraugos taurės turnyre. Pasak Lietuvos čempionų trenerio Valdo Urbono, šis turnyras tik vienas iš etapų ruošiantis naujajam A lygos sezonui. Ir ypatingos reikšmės jam Ekranas neteikia. Tikslas pasirodyti geriau nei pernai, kuomet komanda turnyrą paliko po ketvirtfinalio varžybų. Turnyras palyginus su pradžia, kada vyko ten prieš 17 ar 18 metų pradžia turnyro, tai reiškia praradęs susidomėjimą, praradęs galbūt ir tokį pajėgumą savo, kadangi vis tik tai komandos sprendžia savo klausimus, kaip ruošiasi, ir ta prasme, kad ne visada atsiunčia tos stipriausios sudėtis. Ekrano varžovai grupėje bus Taškento Bunija-Dakor Uzbekija, Kišiniovo Dačija Moldova ir Jerevano Puinik Armenija. Pagal išankstinę informaciją, pagrindinė komandai turnyrą atveža tik Moldovos klubas. Ekranas į Maskvą taip pat vyksta stipriausios sudėties. Trūks tik traumą gavusio Egidijaus Varno. Jį pakeisti turėtų vienas iš potencialių komandos naujokų, buvęs ilgametis Latvijos rinktinės ir Ventspils puolėjas, 37-ąjį gimtadienį kitą savaitę švęsintis Vitas Rimkus. Save vadinantis lietuvių futbolininkas sako, kad į Lietuvą jį pakvietė buvęs bendraklubis Ventspilyje, dabar žaidžiantis Ekrano sporto direktorius Deimantas Bička. Aš gerai draugauju su Deimantas Bičkai, taip. Susikalbėjom, galit atvažiuok, pažiūrėsim, kas toliau bus. Norėtum dar turėti dar vieną čempionų titulą šį kartą Lietuvos? Kodėl ne? Nežinau. Aš lietuvis, man buvo įdomus. Būtų turėti dar vieną čempionas iš Lietuvos. Vito Rimkaus bei kitų futbolininkų dalyvaujančių peržiūroje ateitis Lietuvos čempionų klube paaiškės po Sandraugos turnyro. Aišku, bandom, kol kas tokioje stadijoje, kad pasakyti kažką tai labai daug negalima, kadangi treniruotės yra vienas procesas, varžybos yra visai kitas dalykas. Tai taip, kad norim rimtoj kovoj pasižiūrėti, ką gali, dar kartą įvertinti juos ir galbūt po to turnyro padarysim dar kažkokios tai sprendimus. Pirmasis rungtynes Maskvoje Ekranas žais šeštadienį su Armenijos čempionais Puinik. Sekmadienį panevėžiečių laukia dvikova su Kišiniovo Dačija, o antradienį su Uzbekijos futbolo lyderiu Bunija-Dakor.